Sveiki, mėly žiūrovai, man labai smagu pristatyti mūsų naują projektą, naują laidą, kuri vadinasi Kultūristai. Kodėl kultūristai? Todėl, kad apie kultūrą ir ne tik, ir apie kultūros raumenį, ir kiek trunka jį užsiauginti. O mes šiandien esame nuostabioje Žemaičių muziejaus Alka erdvėje Telšiuose ir aš labai džiaugiuosi šiandien galėdama pakalbinti pramogų karalių, renginių vedėją, kolekcininką, 3 vaikų tėtį, ateitininką ir šiaip dvasingą žmogų ir mano gerą bičiulį Remigijų Žiogą. Sveikas, Žiogeli. Labas, Eva, labas. Tai kaip tu pats pristatytum? Aš kaip pristatyčiau? Ar aš teisingai čia tave įvardinau? Labai teisingai. Žmogus, kuris kuria emocijas. Nes gyvenime kas svarbiausia yra emocijos ir prisiminimai. O tai jeigu taip kalbėti plačiai apie kultūrą, kaip aš sakiau pradžiai, kad mes kalbėsim, tai man šiaip labai įdomu, ar tu laikai save kultūros žmogum, nes tu labiau esi kaip pramogų versle, tu toks lyg tai smagios emocijos kūrėjas, lyg tai ir... Gerai, tada filosofinis klausimas, kur baigėsi kultūra ir kur baigėsi popsas, arba kur prasideda popsas ir kur prasideda tada kultūra. Čia viskas dabar persipinę ir matom šių dienų kontekstą, kad jau nebeaišku, kur yra šou, kur yra teatras ir kur yra menas, tai visur yra sąsajos, viskas pinasi. Bet realiai vis tiek. Aš esu baigęs kultūros vadybą, tai aš esu toks, aš nelaikau savęs kultūros atstovu, aš daugiau laikau save vadybininku. Aš pardavinėju kultūrą, pardavinėju meną, tai esu labai šalia. Bet pati kultūra, menas, tas, sakykime, teatras, klasikinė muzika, ar tau jinai yra artima, ar tu labiau vis dėlto, kaip tave visi mato, tokį džiaugsmingą Žiogelį, ar tu toks esi labiau... Fainai, gerą klausimą uždavai. Matai, mane pažįsti ir galbūt bandai susijęti mane su auditorija, su žiūrovais. Pagal išsilavinimą esu teatrologas. Pagal magistrą. Aš tą žinau, bet daug kas to turbūt nežino. Taip. Dėl matau, prie ko tu vedi. Tai tos kultūros mano gyvenime yra ir jos yra nemažai. Paprastom dienom vedu moksleiviam edukacijas pagal kultūros paso programą. Jeigu galėjau, aš gali ir tu. Ir taip pat turiu šito nežinojau. Taip, ir dar turiu... Kur edukacijas tu vedi? Tai mokyklose. Jie mane užsisako per kultūros paso platformą ir atvažiuoju į mokyklas ir pasakoju gyvenimo patirtis ir taip pat turiu pinigų muziejų ir ten irgi turime savo kultūros paso programą ir vaikam vedu edukacijas apie pinigus, apie jų svarbą mūsų gyvenime. Tai pala, kad turėti pinigų muziejų reikia turėti nemažai pinigų turbūt. Aš turiu tų pinigų, už kurias dabar nieko nenusipirksi. Supratau, bet o kaip šita istorija, kaip čia tie pinigai, pinigų muziejus? Prie ko čia pramogų verslas ir muziejus arba ta tokia, sakykime, tyriamoji mokslinė galbūt netgi veikla. Žinau, kad tu turi tikrai nemažą kolekciją, bet, šiaip įdomu, kas... Oi, prasidėjo gilioj senovėje. Senatvėje, gilioj senatvėje, buvau dar 6 klasėje. Turėjau dėdę Petrą, kuris manydavo tikrus pinigus į netikrus pinigus. Tai aš taupiau tuos netikrus pinigus, metoniškus pinigus. Tada buvau sukaupęs kolekciją, bet paskui kažkur dingo. Ir 20 metų buvau užslopinta ta aistra ir tas noras, bet per gimtadienius aš visada gaunu kokią nors nesąmonę ir man labai nesiseka. Mes visi žinau, per gimtadienius gaunam nesąmonę. Tai nebedovanokit tas. Kojinių dezodorantai. Jo, kojinės dezodorantai, bet man galvoju, Žiogas yra labai linksmas gyvenimo veikėjas, padovanokim jam šalmą, ant kurio dedasi 2 bokalai ir jis galės čia gerti alų, aš nevartoju alkoholio. Arba Žiogas ant bairio yra, nupirkim jam visą paletį tualetinio popierio. Ir kur jie dėt kur jas sandėliuoja. Tualetinis popierius visada labai praktiškai, labai. Čia nekomentuokit, taip. Ir buvo etapų, kada parduotuvėse jo nebuvo. Taip. Ir Dovydas kolega per vieną gimtadienį man padovanojo monetą, sidabrinę. Ir aš labai nustebau. Buvo reakcija, geras. Pamatė kiti žmonės, kad aš reaguoju normaliai. Ir tada per kitą gimtadienį 3 jau padovanojo. Per kitą gimtadienį vėl 5 ar 6 padovanoja ir po 3 metų žiūriu, kad kažką turiu. Pradėjau lipdyti vieną prie kitos, pasiguglinti, kažko trūksta, kažką dasipirkau, įsirėmiau vieną rėmelį, atėjo kolekcininkas, sako, čia nesąmonė pasikabinai, turi būti ne taip, turi būti pagal metus, pagal leidimą. Tada pradėjai gilintis, skaityti istorinį kontekstą. Taip, ir taip įsivėliau, tada įstojau į universitetą ir galvojau, tada norėjau į vieną sritį, gavosi, kad į teatrologiją papuoliau, nes geras kursas, baigiau ten ir dabar galvoju. Ką reiškia geras kursas? Violeta Mičiulienė. Turiu omeny komanda, kolektyvas. Taip, geras kursas, geri dėstytojai. O aš tas, kuris neįstojau į
kažkada senais laikais į aktorystę, tai neįstoja aktoriai, neišpildė savo svajonių, tampa teatrologais. Gerai, aš to nebuvau girdėjusi. Arba dabar, kaip suprantu, kolekcininkais ir kažkokio istorinio turinio tyrinėtojais. Čia kažkur jo nuklydo mano, nežinau, tas gyvenimas, tą kolekcionavimo, nežinau, kaip tai gavosi, bet nėra nei vieno miesto Europoje, į kurį būčiau atvykęs ir nenuėjęs į muziejų. Pagarba. Ir mes žinom, kad tu labai myli mūsų muziejų Alką. Ne vieną kartą buvai apsilankęs, tikrai. Ir šitos erdvės yra savos. Ir jūs daug ko turit ir gaila, kad tiek mažai parodot, kiek jūs turit. Mes visko negalim rodyti, muziejinės vertybės turi pailsėti saugyklose, paskui mes jas vėl keičiam. Kiek jos gali ilsėtis? Taip, čia yra atskiras mokslas, žinokit, kaip daug kas klausia, ką jūs veikiat muziejuose, tai čia yra nuo tyrinėjimų iki tokių techninių darbų, tiesiog kaip prižiūrėti, nuvalyti, atnaujinti ir panašiai. Jūs būtumėt patys didžiausi tyrinėtojai atvažiavę į Klaipėdos bagažinių turgų ir ten matydami, kaip ten žmonės rausėsi po visą kultūrą, istorinę kultūrą, kaip jie medžioja ordinus, kaip jie medžioja nuotraukas tarpukario Lietuvos ir žinomų žmonių, ar ten politikų, arba miestelių, ir kaip ten tos knygos vartomos yra. Ir tada, atrodo, tik tai turgus. Ir čia tie kolekcininkai, bet tie kolekcininkai yra iš tikrųjų labai skirtingi žmonės. Jie yra ir kad su menu ten labai mažai susiję. Tai verslininkai, tai kokie, kad ir tie patys bulvių pardavėjai, kiti mašinų perpardavinėtojai, kitas iš viso turi elektrikas, paprastą darbą. Gerai, tai... bet o kaip tau atrodo, pavyzdžiui, dabar, kad žmonės domisi tą praeitim, jie renka ten kažkokius artefaktus, kaip ir pats visą kolekciją esi surinkęs, ką tai duoda? Ta prasme, kokia iš to yra nauda? Nes taip pažiūrėjus, lyg tai investuoji savo pinigus ar ne, kaip suprantu, ne kuriuos ne eksponatus, sakykime, artefaktus turėjai pirkti ir turbūt ne už mažas sumas. Kokia yra visa šita prasmė? Kalbant apie kultūrą, plačiaja prasme, jeigu grįžtume prie šitas temas. Kalbant apie patį žmogų, kodėl žmogus taip daro, tai mes esam kaupikai iš prigimties. Esencializmas yra ne kiekvienam būdingas. Bet tu gali kaupti, pavyzdžiui, Gucci, Versace batus ir akinius, Fendi, nežinau. Tokios mados nėra. Kam tau mokėti 500 už vieną kupiūrą, jeigu tu galėtum, sakykime, kažką kitką. Taip pigiai. Žiūrėk, buvo taip, sovietiniais laikais prie Ruso vyrai kaudavo briedžio ragus. Briedžio ragus, laipės, kailius, tai kas būdavo nemokamai. Nepriklausomybės metais visi vyrai pradėjo kolekcionuoti skarbonkės. Atsimenu šitą laiką. Depozitą. Ką tai parodo? Dabar mes kolekcionuojam jau tai, ką, nežinau, jau bet ką. Net yra žmonių, kurie labubų kolekcionuoja, vaikiškas žaislas, kuris... Tas, man atrodo, šiek tiek nesąmonė. Čia nei kultūra, nei menas yra. Kolekcionavimas tai tik parodo, kad mes jau turime, kaip šalis, turime galbūt išsilavinimą ir mes turime suvokimą tam tikrą. Ir žmonės yra, kaip sakyti, vis tiek prisirišę prie to žemių, kurie gyvena, kas jie tokie yra, ir turėti dalelį istorijos jiems yra labai prasminga. Jo labiau, kai atvažiuoja ir sako, čia mano močiutės, čia mano senelio, čia išsaugojom, kiek čia kainuotų, kiek. Ir po šitos laidos aš turiu susitikimą Telšiuose, dėdukai paskambino, sako, bijom, kad kai tuos medalius čia išmėtys visur, atvažiuokit, įvertinkit ir nupirkit. Tai jūs pasakykit, kad perduotų Žemaičių muziejui Alko, nes pas mus patekusios visi artefaktai tampa nacionaliniu valstybės turtu. Ir kartai žmonės pergyvena, čia paimš, kažką su jais padarys, tai viskas, kas patenka į muziejų, tai patampa amžiams saugoma vertybė. Ir jeigu grįžtant prie to, kaip tu sakai, žmonės ar ne, ten nori kažkokius savo ištakas ar ne, būti išsaugoję ir panašiai, ką tai duoda ateičiai, aš nežinau, aš dabar tiesiog savo mintim pasidalinsiu, kad šių dienų geopolitiniam kontekste ir, pavyzdžiui, Ukrainoje vykstant karui, mes tikrai nemažai bendravom ir su žmonėm iš Ukrainos muziejų, kad taip atrodytų ta kultūra plačiaja prasme, ne, yra kažkoks, daina, šokis, estrada, nežinau, poezija. Toks lyg tai ore tvyrantis kažkoks nieko konkretaus neduodantis peną sielai, bet ką jisai duoda valstybei. Tai aš labai pajutau pastaruoju metu, kad tos išsaugotos vertybės ir tai rodo valstybės identitetą. Kitaip mes būtumėm tik tai teritorija arba tik tai pastatai ir tik tai žmonės. O jeigu žmonės, jie turi savastį tą tokį
tam tikrą supratimą apie savo praeitį, tada jie tampa tauta, ar ne? Jie turi tampa ir jie labai yra patriotiški žmonės. Ir turi labai daug patriotinių savybių ir jas labai skatina. Ir ypatingai ta bendruomenė, kurią aš priklausau, kolekcininkų Klaipėdos bendruomenė, tai mes susitinkame ir Vilniuje knygų pristatymuose, aukcionuose, dalyvaujame ir Lenkijoje, ir Europoje, ir Lietuvoje. Tai tokia atrodo, kad čia tik Klaipėdoj, bet nuvažiuoju kur nors Kauną, žiūrėkiau 5 iš to rato čia sėdė, jau jie čia dalinasi tą informaciją. Ir irgi atskira bendruomenė, atskira kolekcininkų kultūra, ar ne? Taip, ir jie nesiskaito nei menininkai, nei verslininkai, yra kolekcininkai, jie turi savo nišą, savo temą, jis gali atvažiuoti su kroksais iš prekybos centro už 3 eurus, bet atsivežti kupiūrų už 500 000. Tai tik rodo pačio žmogaus, kaip sakyto, jo vidinės vertybės ir tą norą kaupti istoriją, o kiti žiūri kaip į tiesiog investavimo formą. Bet žiūrėk, labai įdomus toks fenomenas, ar ne? Tu toks atrodytum iš išorės arba žiniasklaidos, televizijos laidose dalyvauji kad tu toks linksmas, žinai, žiogelį šokinėjantis. O tai ką, aš nelinksmas? Tu linksmas. Nežinau, bet kad tos gilumos pas tave irgi turbūt nemažai. Ir ta prasme, visi matom tą fasadą ir esame pratę vertinti žmonės iš medijų, iš kažkokių viešų pasisakymų, iš renginių ir panašiai. Ir kaip tu sakei, tu ir alkoholio nevartoji visiškai, nors esu tarp kitko girdėjusi žmonės komentuojant, kad buvo žiogas baliui, prisigėrė, nusigėrė. Aš kadangi pažįstu, tai žinau, kad tai buvo tikrai netiesa, bet kaip tas toks žmonių vertinimas tau, kad... Oi, labai jis yra skirtingas ir iš tikrųjų jie vertina visi palei save ir galvoju, jeigu tu toks linksmas, turi būti tikrai išgėręs, nes kitaip neįmanoma. Bet čia taip gavosi, kad esu gyvenime alkoholio nevartojęs ir man to nereikia. Niekad nesiragavęs? Esu ragavęs 11 klasėje, buvo toksai ais buteliukas, toks kalnapilio. Alaus būdavo, taip, buvo populiarus labai. Aš penktadienį vakarą sėdžiu, žiūriu filmą, atsistoju mamai, sakau, aš einu. Kur? Į parduotuvę, ką ten darysi? Pirksiu alaus, vyras pirks alaus. Grįžau, nusipirkau vieną alaus. Kiek tuo metu, palauk, kelintoj klasėje, sakai? Jau buvau 11 klasėje, po mano gimtadienio, tai jau 18 turėjau. Okay. Tai aš atsidariau, ant stalo padėjau. Mama sako, atsigėrei? Sakau, atsigėriau. Sako, viskas. Tai tokia tavo patirtis. Čia baigęs mano karjerą. Alkoholio karjerą šitoje vietoje ir baigėsi. Bet tu savo priėmėjai tokį sprendimą tiesiog, kad tu apsisprendai? Aš paskaičiavau, aš toks gyvenime esu paskaičiuojantis. Nemėgstu taškyti pinigų veltui ir pagalvoju, kad cigaretės, alkoholis ar kiti dalykai, jie nuves ne ten, kur reikia, o norisi gyvenime tiek daug ir pažinti ir pasaulį, ir domėtis, ir daug dalykų daryti. Tai pagalvoju, kad per daug laiko tokie dalykai kainuoja. O kas yra istorija? Istorija ir tas kaupimas istorinių artefaktų yra būtent laikas. Ir jeigu tu pažįsti praeitį, žinosi, koks bus rytojus. Gražiai čia labai, tu taip solidžiai klausyk. Aš taip yragi. Tai gerai, o kaip tu vertini kitus žmonės, kurie atsipalaiduoja su alkoholiu, pavyzdžiui? Labai paprastai. Jeigu jiems to reikia, aš tikrai nesu tas, kuris stovi su kryžiumi ir sakau, šėtonas ir dievas, ką jūs darot? Tu negalėtum būti renginių vedėjas. Negalėčiau būti. Tokiu atveju, nes paprastai vakarėliai visada pasibaigia. Taip, kitiem reikia, kiti nemoka ten praeiti, atsipalaiduoti, pašokti, kitiem reikia. Ir matau kartais, kad tikrai reikia, o kitą kartą net nereikia ir išsilinguoja viskas. Priklauso nuo O dabar daugėja vakarėlių be alkoholio? Daugėja. Tendencijos labai keičiasi. Ir tie žmonės, kurie užsakinėja pramogos, jie nebenori traleliuškų, jie nori kokybiško laiko būti kartu. Kas yra kokybiškas laikas? Kad žmonės ir pasakytų prisiminimą. Jeigu muzika, tai norim, kad ne šiaip kažkas, bet kad ir kokybiška muzika, geros šviesos, geras garsas, gera grupė. Ir nenori, kad būtų per daug, nori būti tiek, kiek reikia. Duokit laiko pabendrauti. Seniau nesigilindavo į scenarijus, dabar labai gilinasi. Tai tiesiog mes esame tokia tauta. Tai gal čia tokia jum irgi kaip sunkesnė užduotis? Ne, man jinai pakankamai maloni. Aš džiaugiuosi, kad mes kaip Lietuva einame į gilesnę vartojimo kultūrą ir tampame kultūringesni renginiuose ir visame kame. Tai džiaugiuosi, kad mes esam tie tikrai kultūristai. Tai tą kultūros raumenį turbūt irgi nemažai reikia laiko užsiauginti, bet gal mes padarykim šiek tiek pertraukėlę ir paskui pasikalbėsim apie tai, kaip tavo visas gyvenimo kelias, kaip kiti įsivaizduoja, kad viskas labai lengvai ir paprastai.
Artėjant šventėms visada pagaunu save galvojant, kaip greitai bėga laikas. Atrodo, dar visai neseniai miestas tik budo pavasaras, o šiandien jau puošiame namus, jungiame pirmasias girliandas ir ieškome to mažo stebuklo, kurį kiekvienas savaip laikome širdyje. Mūsų šeimai tai akimirkos kartu. Šiek tiek chaoso puošiant eglutę, vaikų juokas, pasklidęs mandarinų kvapas ir tas ramus jausmas, kad namai šildo labiau nei bet kokie žiburiai. Ir kai pagalvoju apie Telšius, mūsų rajoną, suprantu, kad būtent šis laikas jį labiausiai suartina. Nesvarbu, kas ką veikiame, kur skubame, kai mieste sužimba eglė, atrodo visi trumpam sustojame ir įsitikiname, kad bendrystė turi tikrą galią. Todėl šiemet norisi kiekvienam iš jūsų palinkėti paprastos, tikros šilumos. Tokios, kuri nesuvaidinta, ne per garsiai pasakyta, o jaučiama. Ir labai norisi tą jausmą patirti kartu. Tad gruodžio 6 dieną, 18 val. Turgaus aikštėje kviečiame švęsti mūsų miesto gimtadienį. Ateiti, pabūti, pasidžiaugti ir pasidalinti savo šypsenomis. Susitikime ir drauge užpūskime 234 žvakutę. O kartu sugalvokime ir norą mūsų miestui. Tegul užpūsta žvakė simboliškai primena, kad mūsų miesto šviesa gimsta iš kiekvieno iš mūsų, nes šventes kuriame kartu. Šiandien populiarumo sėkmę lemia tai, kaip jūs mato ir girdi. Informacijos sraute išsiskiria tie, kurie pristato savo idėjas profesionaliai, aiškiai ir įtikinamai. Meška TV – jūsų partneris visoje audiovizualinėje komunikacijoje. Kuriame aukštos kokybės video reklamas, audio klipus ir socialinių tinklų turinį, kuris ne tik atrodo gerai, bet ir kuria realią vertę jūsų prekės ženklui. Kuriame tam, kad kiekvienas jūsų pranešimas pasiektų tikslinę auditoriją. Nuo strategijos ir idėjos iki profesionaliai atlikto rezultato. Meška TV. Kuriame vizualinius sprendimus, kurie padeda augti. Tai grįžtam po trumpos pertraukėlės, pratęsim mūsų pokalbį. Labai smagus tam žiogai kalbėti ne tik apie planuojamą renginį ar vakarėlį, bet ir apie kažkokias gilesnės kultūrinės temas. Man labai įdomu, nors aš žinau tavo istoriją šiek tiek, bet kaip visuomenė, kaip ir kalbėjom prieš tai, mato tave tokį linksmuolį, čia gerus pinigus uždirbantį renginių organizatorių, bet iki to, kol užaugo tas raumuo, kad tu jaustum tą feedbacką arba grįžtamą į ryšį, jeigu lietuviškai teisingai sakant, turbūt nemažą kelią reikėjo nueiti ir taip nepasidaro viskas paprastai. Gal gali šiek tiek papasakot, nuo ko čia prasidėjo? Ir dar vienas klausimas, kodėl buvo 3 karaliai, kodėl ne, pavyzdžiui, makaronų linksmybės, tarkim. Ir lygiai minutė. Klausimas. Ilgas klausimas ir reikia turbūt ilgo atsakymo. Kaip viskas... Tai tu dabar atsipalaiduok, paskui aš klausysiu. Gerai. Jeigu grįžtant prie to, kad linksmas ir visa kita, tai praeita nemažai visko gyvenime. Tėvas plaukus turi, aš ne, nes man kiekvienas renginys kaip mano asmeniškai. Tai svarbiausia yra darbė kokybė, kad kokybiškai viską gyvenime darytumėm, nes žmonės švenčia vieną kartą 50, vieną kartą vestuvės. Vienam vieną kartą, kitiem kelis kartus, bet jie tą pirmą kartą galvoja, kad čia visam gyvenimui. O tiesa, sustabdysiu trumpai, esi buvęs, kad, pavyzdžiui, tų pačių žmonių kelintose vestuvėse, kuriuose, koks didžiausias skaičius buvo? Tai didžiausias skaičius, aš esu vedęs 2 nuotekom, 2 kartus
vestuvės. Tom pačiom nuotakom. Bet viena žinau, kad jau ir 3. ir 4. kartą, o ta irgi 3. kartą. Bet jau tavęs nebesamdė. Bet jau 3. kartą ne. Nesėkminga santuoka, matai. Bet grįžtant prie tų pačių ištakų, ne pačias santuokos. Nes prie jas yra daug kuriozų. Ten yra atskira kultūra ir atskiras menas yra vestuvės. Tai čia būtų galima ir knygas rašyti apie jas, bet... Gal kada nors parašys. Gal kada nors, kas čia žino. Ja. Gera knyga būtų vestuvės. Tai pradžia buvo tikrai sunki. Esu pats Žemaitis, esu iš Viekšnių, nuo mažo miesteliaus. Dėl kur Kauno miesčio literatūros? Aš nežinau, dėl to, kad muziejus sėdam, kameras pajungs įdį, gal dėl to aš nežinau. Bet pats buvo anksti rinkdavau, pardavinėdavau, per Sasjoninį, Žolinis, per Kets švents Viekšnios. Tuomet dirbau Taros supirktuvėje, paskui esu dirbęs Braškių laukos, miškė esu dirbęs prie pagalių, reikia deginti nekleimuotus medžius, žodžiu, slėpti. Esu veskondaris gyvenime ir tėvai pardavinėja samagoną, irgi esu pėlstis ant samagono. Bet pats sniegeri gyvenime. Bet pats sniegeri. Čia toks paradoksas. Esu šiukšlynė rinkęs aliuminį, metalą, man nebiškinė ar gėda. Į pats va dabar namus turiu tos Taros, kur išgeri kokias karbonkę ar kažko ten agiros ar Coca-Colas, nunešu aš į tą taromatą, į man negėda yra ir žodžiu. Tai čia yra pagarba, aš tai labai esu už rūšiavimą, už ekologiją ir už visus tos dalykus. Čia turėtų būti gėda, nejausti atsakomybės, sakykime, prižiūrėti savo planetą ir aplinką, kurioje gyvenam. Bet aš kaip tikras Žemaitis, jeigu moniai pasakė, kad te priek, aš taip ir darau. Sakė, reik rušiuoti, rušaun. Sakė, reik pravesti šventę, aš vedu šventę. Į te pabišti, te apgavos, netyčia, kad nebijojau. O ko reikia gyvenime, reikia nebijoti. Jeigu norit ko daryti, reikia tiesiog daryti. Kas sėda močiutė pirmo eilį bažnyčiai ir 30 metų namelda žegnuojasi, prašo Dievo, vieną dalyką prašo Dievo, aš noriu laimėti loterijai, noriu 30 metų atsėt vienoje vietoje ir supranti, sėt lauktos, kada laimės loterijai. Įdėjus per longą, nušvietėjimą, sako, tu nusipirk bilietą, tu kažko daryk. Tai mes dažnai žmonės, mes tiek visko daug noram, galvojam, daug kritikuojam, o ko pats darom? Jeigu nieko nedarom, nieko neturam. Tai ko tu sugalvoji daryti, rinka to metalą? Aš vargau, nešė bunkis. Atvažiavau į Klaipėdą. Aš vest renginių. Ne, atvažiavau į Klaipėdą ir sako, mokytojai, gali pravesti studentų dienas. Tai ko aš galiu, pravesiu. Tu gali, aš galiu, pravesiu. Gerai, pravedžiau, kuris jau sako, praves mano įmonį balių. Sako, kiek nori? Sako, 50 litų. Galvoju pinigėlė. Ant galvoju, kad kiek mažo, aš galvoju, kaip daug ir, nes miškė dirbdavo visą dainą už 16 litų, o čia gaus per vieną vakar 50 litų. Savo buvo didelį pinigą atrodė. Pravedžiau nam, jam patėka, sako, bus broliaus šventė irgi, įmonės, tas pats vakarėlis, sako, tik nesakyk 50, sakyk 150. Pravedžiau broliau, to sako, dabar kita pamaina bus įmonės. Nesakyk 150, sakyk 250. Gerai. 4 pamaina buvo, sako. Bet taip lengva, tai didėti į pinigą reikia atvesti. Aš nežinau, koks turi būti kainas. Į tą pradžią atrodo tokie, įdomu. Pradėjau su 50, o po 4 renginių gavau 650. Galvoju, kaip čia veiktas dalyks visas. Ir tada įkūrėte įmonę? Tada įkūrėm įmonę. Buvom 3 jaunuoliai, buvo man 20, Tomai buvo 19, į Bajorai buvo Dovydui 18. Į 3 įkūrėm įmonę, susėdom per 3 karalius ir nusprendėm, kad 3 jaunuoliai skirtingų patirčių vienijas tam, kad padaryti karališką pramogą tiems, kurie nėra karaliai. Tai 3 karaliai dėl to, kad jūs būtent tą dieną susėdote, ne? Kad susėdom Akropolį, tada nebuvo Akropolį dar, buvo ten Maksimo kažkokias. Čia ne reklama. Gerai, senais laikais. Na ir žodžiu, susėdom, sako, kaip vadinsimės, sako, žiūrėk, mes esam 3. Mes visi skirtingai, tu dirbi su garsu, tu koordinuoji, aš vedu, tai susijungiam tam, kad sukurt kažką. 3. Gerai, tai 3 karaliai. Ir gavos taip 3 karaliai. Ir ta pradžia tikrai buvo be galo sunki ir dabar yra sunku. Nėra viskas lengva, nėra lengva darbo. Žmonės kronapus galvoja, va čia jam be pigų kalbėti gavo Dievo dovaną. Ta Dievo dovana yra tiesiog įgūdis, kurį tu kiekvieną dieną treniruoji.
kai aš vaiko ryte, tarkim, mano sūnui, dantų valymas būdavo kaip egzorcizmas. Atsikėlė, skairojau, valysim dantis, jis bėgioja po namus, jis ten, jam paėmė užlaužė galvą, ten trenys, jis ten klykia, jam ten jo. Nesakyk garsiai, manęs čia vaikų teisės gal. Ai, kitos vaikų teisės, visi tėvai paėmė laiko vaiką, valo tos dantis iki tam tikro metų, kol ateina. Ir vieną čia dieną, prieš gal porą metų, vaikas pats atėjo į vonią, užsit taip ir valos. Ir aš galvoju, stovi ir man taip ašara bėga. Galvoju, mano vaikas. O tu vaikas... taip jautri reaguoji vaikų situacijas visokias. Jo, kur tau reikėdavo seniau daug pastangų įdėti, kad jis išsivalytų dantis, o dabar jis tą daro pats. Ir mes daug dalykų net nepastebėm gyvenime, kai kažkokie, tarkim, vairavimas, net pradžiai būna stresas, kaip čia pavaros, kaip čia tie vidrodėlį, o paskui jeigu ir ten telefoną, ar pasijungęs, ar muziką, ar dar kažką, jis sustoja greičiausiai, sustoja šiandien prie vidrodėlį, kažką pasitvarkė, pasižiūrėjo, kažkam paskambino, kažką padarė, dar daug dalykų galim daryti. Ne, aš labai tvarkingai vairuoju, gerbiami pareigūnai, jeigu kas nors žiūrite iš jūsų, aš labai sąžiningai, tvarkingai žiūriu tik į kelią ir į kelio ženklus ir į savo automobilio rodiklius. Prie ko aš taip ilgai einu? Einu prie to, kad gyvenime užtenka tik tais vieno dalyko - disciplinos. Pasiekti daug dalykų gyvenime užtenka tik disciplinos. Ir jeigu disciplinuotai laikysies, tu tai pasieksi. Ir nesvarbu, tu iš kaimo ar iš miesto, ar tu išsilavinęs ar neišsilavinęs, jeigu tu to dalyko nori, tu rasi priemonių, step by step eisi ir padarysi. Bet tu sutik, kad išsilavinimas turi tam tikrą prasme. Aš, man pačiai yra tokia patirtis, gal čia snobizmas, nežinau, ir nebūtinai visi su manim turi sutikti. Ok, tebūnie aš snobė, bet aš, pavyzdžiui, jaučiu, kad žmonės, kurie turi išsilavinimą, tam tikra, vis tiek su jais kalba, diskusija yra kitokia, tam tikroje profesinėje srityje. Kai kurie galbūt jie neturi išsilavinimo tokio, kaip mes jį traktuojame, ne? Ten universitetinis, aukštasis ir taip toliau. Kas, aš manau, niekada nesuteiks minuso žmogui turinčiam tokį išsilavinimą, bet... kai kurie per kažkokias gyvenimo patirtis, per kažkokias mokyklas, labai didelį darbą ir panašiai, kiek žymių žmonių milijonierių yra, ta prasme, nebaigusių universitetų. Bet sutik, kad, knygų skaitimas, nežinau, teisingo kino žiūrėjimas, muziejų lankymas, jisai duoda žmogui erudicijos ir, ta prasme, jį tada kitaip vertina ir tam tikroje aplinkoje. Duosiu pavyzdį apie tą žmogaus sumaningumą. Aš buvau čia, lankau visus muziejus, kiek įmanoma, bet buvau prieš porą metų Vilko Gūštoj, Irštvoj, ten, kur Hitleris keletą metų buvo ir atstovavo ten visą savo organizaciją. Čia prie Lietuvos sienos beje, kas nebuvo. Netoli visai. Taip. Visai netoli. Ir aš nustebu, kad Liepos antroji pusėje aš buvau paprasom dienom ar pirmadienį ir antradienį Liepos ten, žinau, gale, pilni autobusai vaikų. Ir suprantu Lenkų sėkmę. Lenkai labai yra didžiuliai nacionalistai. Ir to klausimu tikrai turi to snobiško požiūrio. Ir nacionalistai taip, ir jie turi snobizmo nemažai. Ir jie turi nemažai. Ir su jais angliškai nereikia kalbėti, su jais lenkiškai. Bet gal čia net neblogai prasme? Čia gerai prasme, todėl, kad jie labai žiūri stipriai praeitį. Ir žmogus savęs nepažinodamas, nežinodamas, koks jis buvo praeitį galingas, kad jo tokia giminė, kad ten seneliai gal ūkininkai didžiuliai buvo, gal kokios tremtis buvo. Ir kai nežino savo praeities, jis toks jaučiasi menkas, mažas ir toks absoliučiai... Jis toks lyg neturi atspirties taško, ne? Toks ores kažkoks sklandantis. Ai, čia kažkokie lietuviai. O kai pagalvojate, LDK, mes didžiuliai buvom. Mes buvom stiprus, mūsų giminės ir dabar yra karališkos giminės. Ir jeigu ten atversti per 5-6 kartas, net ir dabar jie valdo didžiasias Europos šalis ir supranti, kad tai yra mūsiškiai. Bet, žinai, dar... Žinau, kad tau labiau patinka ne Remigijau, kai sakau žiogai, taip, žinai, žiogai, va, kai mes kalbam apie LDK, ar ne, tą laikotarpį, kai buvo Lietuva iki Juodosios jūros, ar ne, Lietuva teoriškai, hipotetiškai, bet galvojant šių dienų geopolitiniam kontekste, taigi mes irgi buvom užkariautojai. Ta prasme, ir mes taip didžiuojamės tuo laikotarpiu. Tai čia yra tokių daug istorijos krypčių ir pusių, mes matai labai nugrypom nuo temos pradžios. Aš nesakyčiau, mes buvom užkariautojai. Mes buvom prijungėjai galbūt ir ten tautos jungdavosi visai kitaip nei dabar. Dabar visai
kitoks kontekstas yra. Nu, bet tam tikrą prasme vis tiek tai buvo jungta į mūsų sudėtį, ne, ir panašiai. Na, bet grįžkim prie pirminio klausimo. Grįžkim prie pirminio klausimo. Tai ar čia tau ta linksmybė, tai paprastai viskas ir išsisuko. Kada tu pajutai, kad jau turi užsiauginęs tą pramogų kultūros, tą raumenį, jau ėjai į varžybas jau. Jis visada yra treniruojamas. Kada pajutau, tokio nebuvo. Nu, bet vis tiek kažkada supratai, kad jau į tave nebežiūri, kaip kas tas čia iš kur, kad jau tave pradėjo kviesti televizijos laidas, kad jau tu... 10 metų reikėjo. 10 metų. Ir 10 metų man kalė galva, kad nesąmonė, šou verslas, čia ką čia užsiminėjai, susiras normalų darbą, bet mano verslui jau yra 22 metai. O, nemažai. Jo, traktuoju kaip verslą ir tikrai, nes pajamos leidžia tikrai saugiai, oriai ir gerai gyventi. Ir tikrai galiu sau leisti viską šiai dienai, ko noriu aš pats. Ir kokį 10 metų tikrai net neįrodinėjau, tiesiog dirbau tai, ką mokėjau geriausiai. Bet nebuvo tokių, dabar madinga sakyti, bulinimų arba, kad jautėjai, kad tu atėjai kažkokią bendruomenę, ten žvaigždė susirinkė ir va čia tu, kas tu čia toks čia kažkokis savo karalius atsirado, supranti, verslą, karalius nuogas, kaip ten ta pasaka. Mes buvom vieni iš pirmųjų, tai žmonės stebėjosi, kad čia iš vis tokia niša kūrėsi, kuri dabar yra populiari ir dabar yra didžiulė Dabar kiekvienas yra renginių vedėjas. Važiuok, aš irgi čia vedu laidą, suprasti. Tikrai taip. Labai esu profesionali žurnalistė. Kultūros vedėja. Kultūros vedėja. Kultūroje aš jaučiuosi gerai, laisvai, tai būtent dėl to turbūt tą temą tokią pasirinkau. Iš savo, patogiai sėdėti. Patogiai sėdžiu, taip. Labai džiaugiuosi. Tai 10 metų teko tą teisybę įrodinėti, o vėliau tiesiog viskas organiškai, spontaniškai, nes tų istorijų yra tiek daug ir begalės, kur atrodo, tu patenki tokią situaciją ir nežinai, ką daryti ir kaip elgtis. Bet nėra buvę situacijų, kad tu, pavyzdžiui, jauti, atsiprašau, kad pertraukiau, kad tu jauti, kad tu esi kažkokioje kompanijoje ir toks, kad kam aš čia viską darau, nėra buvo, ta prasme, ar tu taip, visą laiką tikėjai tuo savo darbu, kad tau nenumuždavo tos iniciatyvos, arba to tokio, kad nesąmonę darau, pakuoju daiktus, nebedalyvauju šitam cirke. Gerai, Eva, kitaip paklausiu, ar tau reikėjo daug pastangų mane įtikinėti čia atvažiuoti? Ne. Aš tave seniai pažįstu. Taip, bet aš irgi tikiu tuo, ką tu darai. Tai ir mane žmonės samdantis, jie tiki tuo, ką aš darau. Nes yra tų populiarių ir brangių vedėjų ir ženkliai pigiau. Bet jie mane samdo, nežino, kad tas žmogus tiki tai, ko daro. O mano nešama pagrindinė žinutė yra, kad vieną kartą. Tokia šventė vieną kartą gyvenime. Krikštynos, vestuvės jubiliejus ar įmonės jubiliejus ar naujametinis vieną kartą. Ir tu, kai darai, tą darai nuoširdžiai ir tau nėra tokių momentų, kad nusiboda. Visiems būna. Visiems būna tie emociniai perdegimai, būna tokie, bet susikaup. Bet labai retai, nes mūsų žmonės yra išmokę linksmintis ir suvokti tą prasme. Mes grįžtame į tarpukario Lietuvos laikotarpį, kai žmonės susirinkdavo švęsti gyvenimą. tą jie dabar daro. Oi, kaip gražiai užbaigiai, tarpukario Lietuvos kultūra, matai, mes čia muziejai, bet dabar vėl padarykim dar vieną pertraukėlę, kad galėtumėm pratesti ir pasikalbėti apie kitus įdomius dalykus ir tavo kultūros matymą. Artėjant šventėms visada pagaunu save galvojant, kaip greitai bėga laikas. Atrodo, dar visai neseniai miestas tik budo pavasaris, o šiandien jau puošiame namus, jungiame pirmasias girliandas ir ieškome to mažo stebuklo, kurį kiekvienas savaip laikome širdyje. Mūsų šeimai tai akimirkos kartu. Šiek tiek chaoso puošiant eglutę, vaikų juokas, pasklidęs mandarinų kvapas ir tas ramus jausmas, kad namai šildo labiau nei bet kokie žiburiai. Ir kai pagalvoju apie Telšius, mūsų rajoną, suprantu, kad būtent šis laikas jį labiausiai suartina. Nesvarbu, kas ką veikiame, kur skubame, kai mieste sužimba eglė, atrodo visi trumpam sustojame ir įsitikiname, kad bendrystė turi tikrą galią. Todėl šiemet norisi kiekvienam iš jūsų palinkėti paprastos, tikros šilumos. Tokios, kuri nesuvaidinta, ne per garsiai pasakyta, o jaučiama. Ir labai norisi tą jausmą patirti kartu.
Tad gruodžio 6 dieną, 18 val. Turgaus aikštėje kviečiame švęsti mūsų miesto gimtadienį. Ateiti, pabūti, pasidžiaugti ir pasidalinti savo šypsenomis. Susitikime ir drauge užpūskime 234 žvakutę. O kartu sugalvokime ir norą mūsų miestui. Tegul užpūsta žvakė simboliškai primena, kad mūsų miesto šviesa gimsta iš kiekvieno iš mūsų, nes šventes kuriame kartu. Šiandien populiarumo sėkmę lemia tai, kaip jūs mato ir girdi. Informacijos sraute išsiskiria tie, kurie pristato savo idėjas profesionaliai, aiškiai ir įtikinamai. Meška TV – jūsų partneris visoje audiovizualinėje komunikacijoje. Kuriame aukštos kokybės video reklamas, audio klipus ir socialinių tinklų turinį, kuris ne tik atrodo gerai, bet ir kuria realią vertę jūsų prekės ženklui. Kuriame tam, kad kiekvienas jūsų pranešimas pasiektų tikslinę auditoriją. Nuo strategijos ir idėjos iki profesionaliai atlikto rezultato. Meška TV. Kuriame vizualinius sprendimus, kurie padeda augti. Sugrįžtam į studiją ir labai faina, smagu kalbėtis su Žiogu. Noriu sakyti man Remigijum, bet žinau, kad... O Žiogas, tarp kitko, tavo yra tikra pavardė. Taip, bet toks atrodo kaip pseudonimas. 3 karaliai, Žiogas, kaip tik nenori. Realiai aš turėjau pravardę Patranka. Ne, nu tai va, tai dar Patranka. Tai jeigu reikėtų pasirašyti, tai būtų Remigijus Žiogas, Patranka, 3 karaliai. Ilgas pavadinimas. Vienam kultūros leidinį aš buvau kaip kritikas spektaklio Patranka. A, ne? Jo. O kodėl tas Patranka? Nes pirko mama 5 ar 4 klasėje Maikę, ant kurios buvo Patranka pavaizduota ir plačios kelnes, Lenarai, Skarytė, 94 metai. Atsimenu štai tokį. Tokį net atsimenu. Garbanuoti plaukai. Labai seni reikalai. Tai va, turėjau tokią Maikę ir visi vadino Patranka. Supratau. Kol atsikraušiau į Viekšnius ir Viekšniuose direktorius mokyklos sako, naujokas, Remigijus Žiogas, visi juokėsi. Ir galvoju, kur tas Žiogas, kur čia šokinėja, kas čia kur šokinės. Ir aš toksai. Nu, bet tau tinka ir Patranka pagal tavo natūrą ir Žiogo, tai dar labiau sakyčiau. Oi, labai tinka. Ir aš visada priimu gyvenimo iššūkius ir taigi tu ten parašiutai šokinėjai ir nardai. Ekstremo labai mėgstu jo. Man patinka ir slidės. O kodėl tau to ekstremo, pavyzdžiui, reikia? Tu nepakankamai tau jo, kai gauni eterio, žmonių dėmesio. Ne, mes visi esame čia gal fetišas kažkoks savotiškas? Čia poilsis yra. Aš mėgstu labai aktyvų poilsį. Tai man patinka ir greitos mašinos, patinka šuoliai su parašiutu, slidės labai patinka, vandens pramogos, sporto salė. Aš stengiuosi taip labai aktyviai viską gyvenime daryti. Nu, bent jau taip gaunas. O lėtų pramogų nepasilgsti? Ta prasme, pasilgstu skaitimas. Po renginių, po visokių triukšmo. Taip, yra tokių dienų, nereikia tau save susirinkti. Na gerai, sekmadienis atrodo taip, tarkim, po aktyvaus renginio, aš 11 val. Dažniausiai būnu pas pranciškonus bažnyčioj. Visada eini bažnyčią? Visada sekmadienis eini bažnyčią. Ir po mišių su vaikais kažką paveikiam. Tada vakaras labai ramiai, pasiruošimas pirmadienį iki 11 valandos nedirbu, nuvežu vaikus į mokyklą ir tada skaitau kažkokią tai knygą. Skaitau knygą ir nuo 11 valandos tada jau įmuosi veiklos. Arba susitikimai, arba sporto salė, maistas, vėl susitikimai. Kažkaip tada vaikai, kažkaip taip. Kažkaip tu daug apie tuos vaikus užsimeni, kad ten dantis jiem grandai ir nemažai laiko su jais praleidi. Kaip tau tas šeimos, tas tėvo vaikų santykis svarbus jisai tau? Be galo svarbus. Ar lieka tau laiko nuo tavo tokio intensyvaus darbo? Ne tiek daug, kiek jie norėtų, bet lieka, turi likti. Ir manau, kad santykis yra geras, jų reikėtų paklausti.
bet su kiekvienu stengiuosi ieškoti ryšio, kol kas sunkiausiai su mažuoju, su bachūru, su vyru visada sunkiau. Nu, jie maminiai, aš žinau, du sūnus turi. Tai va. O su panelėm viskas yra ok, su didžiaja, ką tik buvom Amsterdam, irgi lankė muziejus, žvalgėmės, tai labai be galo mėgsta irgi. Tapyba mėgsta, praeitį, istoriją mėgsta, tai džiugu, kai dukrai patinka tie patys dalykai kaip ir man. Ir beje, čiuožė geriau už mane slidėmis. Ta dariau 12 metų, jinai daro 8 metus, bet, žodžiu, kai lekia, tai lekia vaikas. Ir antroji jau slidinėja, ir rėja slidinėja. Rojus kol kas dar neprišnekamas, neprikalbinamas. Paminėjai ten daug regalijų apie mane, bet prie viso to aš dar esu ir skautas, ŽSO, Žemaitijos skautų organizacija. Turiu vyšnės kaklaraištį. Ir mano 2 vaikai irgi eina į skautus. Nu dabar ir 3 jau pradės eiti skautus Klaipėdoje. Taip, ir esu ateitininkas, nes nepabuvęs skautų nebūsi geras ateitininkas pagal Šalkausko ideologiją. Man nežinojau šito. Jo, čia yra ta tarpukario dalykai. Ir tam pačiam kolekcionavime, tarkim, man kaip skautui yra be galo įdomu, nes buvo atvykęs skautų įkūrėjas Boden Pavelis į Lietuvą pas Smetoną ir Palangoje vyko stovykla skautų. Tokia pirmoji, didžioji ir pagrindinė, po kurios jau tada išsilepsnojo skautų organizacija Lietuvoje laikinai. Ir paskui vėl sugrįžo. Tai be galo įdomu kapstytis tokiuose dalykuose ir pirkti ten, tarkim, Boden Pavelio atvirutę arba nuotrauką, kurioje Smetona yra ir prie Kurgauzo stovi arba ten prie Smetonos namo Palangoje ir tai galvoju, wow, tokia istorijos dalelė laikai rankose. Nu gerai, tu čia dabar tokį save idealų, tokį mylinti tėvą, kas, pagarba, aš žinau, kad tu labai, kad tau labai, jautri tema yra vaikai, kad tu vis jauties, kad nepakankamai laiko praleidi. Bet turbūt neįsim prie jos. Skyrybos visiems jautri tema, čia nieko nepadarysi, bet, gyvenimas toks yra, žinai, svarbu, kaip po tų skyrybų išsisprendė tolimesnį santykį ir su vaikais ypatingai, aš manau, bet aš žinau, kad tu labai kažkaip, jauti tokią atsakomybę ir pareigą su vaikais bendrauti. Būtent atsakomybę. Bet, sakykime, kalbant apie vaikus, kaip tu galvoji, kas yra svarbu kultūros prasme vaikų auklėjime? Nes, aš su savo sūnum irgi yra momentų, kai jiem labai kažkas įdomu, bet yra momentų, kai, tie kultūriniai procesai jiems, tiesiog yra kančia ir jiem nenori eiti ir panašiai. Kaip tu žiūri tą? Mano gyvenimo pavyzdys buvo toksai. Buvo patėvis ir yra. Ir mama, kurie man pasakė 16 metų, vaikeli, kaip pasiklosi, taip išmiegosi, nieks tavęs nekontroliuos. Gali gerti, rūkyti, stogą turėsi, o visą kitą pats gausi pasidaryti. Tai jeigu tu nori, baig 12 klasę, nori iki profkę, ką tu nori, tą daryk, čia tavo gyvenimas yra. Ir man, kai davė laisvę, aš pasirinkausi. Gerai, kad mano gyvenime buvo organizacijos. Ir taip gavosi, kad Paulius Auryla, tikybos mokytojas, mane nukreipė gyvenime ir man tas gyvenimas jo kryptim labai stipriai padėjo. Grįžtant prie... Tu ir dvasingas prie viso kito labai, ne? Į bažnyčią vaikštai. Aš stengiuosi, taip. Man tai yra be galo svarbu. Tau eina iš vidaus tas poreikis toksai? Taip, man 42 metai ir nebe tie metai, kad kažką vaidinti. Kažkam kažką įrodinėti. Tu jau stengiasi gyvenime daryti dalykus, kurie tau yra priimtini ir stengtis elgtis organiškai, natūraliai. Tai man yra poreikis, man patinka. Ir vakar buvau bažnyčiai 2 kartus, nesumaišiau. Atėjau 11 valandą į savo laiką ir atsiminiau, kad 1 valandą yra pirmosios komunijos grupė, kur mano dukra jau eis. Tai buvau 11 valandą, papietavom su draugu Aurimu Mockum, tada atvažiavau pasimti vaikus ir važiavom dar kartą 1 valandą. Vakar taip gavos, kad 2 kartus. O iš pažinties eini, ne? Ne. Čia sunkiau. Prisidirbęs nuodėmė. Bet nemeluoju. Nemeluoju, kad einu. Sunku yra išsakyti, bet visada einu palaiminimu. Bet grįžtant prie vaikų. Aha, matai, kaip nenori apie nuodėmės kalbėti. Gerai. Galim kalbėti, tų nuodėmių yra labai daug. Tai ką prisidirbai per gyvenimą? Neužtektų tų 15 minučių ar 45 minučių. Tai va. Visi mes nuodėmingi. Darysim dar papildomą mes šią laidą. Galėtų būti laida nuodėmės. Tai tada tikrai reitingas tikrai daugesnis. Bet yra dabar tų apie nuodėmės, apie ten visokius, yra dabar tų laidų vedėjų. Yra. Ir podcastų ir pasiklausimų įvairiausių. Gerai. Apie vaikus grįžtam. Gerai, grįžtam. 3. Jau. 3 vaikai. Jo. O kokia dabar? Pamečiau klausimą, žinok, jau pasimečiau. Aš kalbėjau apie tai, kad, kaip tu... Ar svarbu juos vesti į kultūrą? Tai man
tas gyvenimo būdas, kurį patikė tėvai, kad kaip nori, taip ir daryk. Ir jie man nemelavo ir aš stengiuosi savo vaikam nemeluoti. Jeigu man patinka muziejus, aš juos veduosi. Jeigu man patinka bažnyčia, aš veduosi į bažnyčią. Ir jeigu aš toks esu, aš nemeluoju. Va, jūs skaitykit, o aš tai scrollinsiu telefonė. Ir jie scrollins telefonė, nes vaikai jie atsirenka ir mato. Mano draugai, sakau, kaip jūs atėjote į teatrą, nes sako, mano tėvas aktorius yra, o dėl to aš teatre man patinka. Kaip tu tapai rašytoja, nes mano mama daug skaitė ir rašė. Ir tu matai, kad kokioj tu aplinkoje, tokioj aplinkoje ir vaikai yra. Ir tavo asmeninė patirtis tai yra šiek tiek kitokia. Aš suprantu, pas tave šeimoje kitoks tas modelis. Taip, ir aš suprantu, kad gyvenimas neturi taisyklių. Gyvenimas visiškai neturi. Ką aš noriu savo laidoje akcentuoti ir pasakyti, jeigu mes norim šiek tiek tos kultūros įsileisti, tai mes ją įsileisim, bet jeigu nenorim ir mus nedomina ir labiau mes norim būti pop kultūrai ar dar kažkokiai savo susikurtoj kultūrai, tai tas žmogus taip ir bus, kaip ir mūsų vaikai. Jeigu jie mato mumise, kad mes tai darom ir mes nemeluojam ir darom iš tikro ir jie sakys gerai, tada reiškia, kad čia yra tikras dalykas. Bet jeigu tėvas sakys, kad tu eik į kosmonautus, ten domėkis kosmosu, o aš daugiau su žemė būsiu. Sakys vaikas, tai šiek tiek prie žemės, nes tu tą dalyką darai. Tai vaikai, manau, ima pavyzdžius iš gyvenimo ir kažkaip dirbtinai jos vesti, daryti, skiepyti ne. Bet mums, kaip pačiai šaliai, kaip Lietuvai, grįžtant prie Lenkų, ką nebaigiau, prie to nacionalizmo, jisai nėra blogas. Ir mes jį labai užmirštam, dėl to dabar labai daug politikų yra marginalų. Ir neturime vienos arba kitos aiškios partijos nuomonės struktūros, nes tie marginalai užkiša. Tai irgi aktuali, ne? Tai visiems yra aktualu. Kaip tai negali būti aktualu, kai mes gyvename karo fone ir toksai cirkas vyksta dabar mūsų dabartiniai situacijai, kur net socdemų ta valdžia išrinkta net metus laiko net laikė. O čia karas fone yra ir galvoju, žaidžiam dalykus gyvenime. Aš skaičiau vieną knygą, aišku, bus nepopuliari pasakiusi, Uždraustasis Tolstojus. Tai čia buvo rusų toksai veikėjas, bet jį uždraudė po to, kai jis gyveno labai pasiturinti gerą gyvenimą ir paskui jis atsiribojo nuo visuomenės. Nuo savo atsiribojo. Išėjo gyventi vienas ir jis rašė tokius laiškus ir šiaip sunkiai skaitosi ta knyga, bet kažkaip ten radau tokių daug įžvalgų filosofinių. Vis atsiverti kažkokį puslapį ir viena mintis jo buvo, kad apskritai nacionalizmas ir kuria, ta prasme, karą ir nesantaiką pasaulį, bet mes čia nuėjom į tokias gilias mintis, negali turbūt atsiriboti, kai tokia situacija. Negalim. Ir neleisiu. Tai tas nacionalizmas iki tam tikros ribos, turbūt jisai yra reikalingas, gal tas toks tikėjimas savo identitetu ir palaikymas savo bendruomenės, bet kai tai tampa tokiu, sakykime, grėsme kitiems dėl savo neva gynimo intereso, tai va tada ir ta konfliktų rizika turbūt didesnė. Aš kalbu apie kitokį nacionalizmą, aš kalbu apie tai, kad pagarba turbūt. Pagarba tėvyniai. Pagarba tėvyniai, mokytojui, tėvams, kad tu suprastum, kur yra pradžia, kur pabaiga, kur startas, ką tau tėvai duoda, ką tau institucijos duoda ir kad tu tom institucijom taip pat neštum pagarbą, nes dabar tos pagarbos ir neturim. Dėl to visi, kas tik netingi, eina į Seimą, už juos balsuoja, vėlgi žmonės neturintis kompetencijų, bet kas garsiau rėkia, už tai ir balsuojam, o kokį politinį kapitalą turi. Taip. Tai ir prie ko vėl noriu grįžti prie tų pačių vaikų, kad kol mes kaip švietimo sistema nesusimsim, kol mes jų nevesim, needukuosim, nepasakosim tikrosios politologijos, kas tie politikai, kaip ta duona valgoma, kad matematikoje neįdieksim vaikam finansinį raštingumo, kad jų neskatinsim mokintis elgtis su savo dienpinigiais ir reikia įvesti šiek tiek daugiau tokio, natūralumo. Savireguliacijos tokios, ne? Taip, labai geras žodis, labai gražų žodį parinkai. Tai manau, kad čia yra gilesnė problema, ne kiek mano auklimo vaikų metodika ar ten tavo vaikai patys atsirenka, bet nėra tokio globalaus mąstymo. Žinai, taip visada gyvenime gaunas, visada norim būti geriausi tėvai, bet išeina kaip išeina ir vis tiek visada turim priežasčių, dėl ko graužti. Kultūrai ir menui reikia vadybos. Irgi tiesa. Tai tu galvoji, kad kultūra vis dėlto turi tokią stiprią galią paveikti visuomenę, ne? Ir taip, ir jinai veikia. Nuo ko viskas? Nuo mažų būrelių, nuo mažų organizacijų.
susirenka ideologiniai žmonės, kažkur tai skleidžia savo tiesą ir taip jie randa platformą. Seniau būdavo alubariai, dabar mes turime socialinės medijas. Ir... O kaip tu vertini tą heito kultūrą, pavyzdžiui, dabar labai arba tą išpuoselėto grožio kultūrą mes žiūrim Facebookuose, Instagramuose, visi kelia taurę, sėdi jachtose, o tu žinai, čia namuose su skuduru plauni grindis ir maždaug kaip, arba tarkim kažkas, nežinau, kažkokį pasisakymą įdeda ir tada iš karto lavina kažkokių neigiamų nuomonių. Kaip tu šitą vertini? Ne viskas, kas sena, yra nemadinga ir nereikalinga. Mes esam pabėgę nuo tikrųjų vertybių. Ir tai dabar tas socmedijų bumas, Instagramai, Facebookai, TikTokai, tas kuriamas turinys greitas, kur 10-15 sekundžių. Ir čia retas mūsų žiūrės tokioj temoj, apie ką jie čia kalba, kam čia įdomu, nes ne 10 sekundžių. 1-2 praskrolins mūsų, gal vienas kitas išklausys ir pažiūrės. Nenusirengiam niekaip. Ir nėra daug ką čia nusirengti. Bet grįžtam prie tavo tos temos, jeigu mes negrįšime prie tikrųjų vertybių, kažkada įvyks kažkoks sprogimas. Jeigu jis dabar dar neįvyko. Gali būti, kad jau ir įvyko. Tai reikia jau kitokio sprogimo, kur jau reikia atspirties, jau reikia nuo kažko atsispirti. Ir aš manau, tas kultūrinis dugnas jau yra pasiektas šių dienų kontekste. Nu, tikėkime, kad dar ne dugnas ir aš galvoju, kad yra labai daug šviesių žmonių ir ačiū tau už tavo nuomonę, už tą pokalbį ir tikrai ne viskas, ką matom medijose, apie ką dabar kalbėjom, yra būtinai tiesa, kad gylio gali būti žymiai daugiau ir aš labai džiaugiuosi, kad mes apie taip kalbėjom. Šiandien populiarumo sėkmę lemia tai, kaip jūs mato ir girdi. Informacijos sraute išsiskiria tie, kurie pristato savo idėjas profesionaliai, aiškiai ir įtikinamai. Meška TV – jūsų partneris visoje audiovizualinėje komunikacijoje. Kuriame aukštos kokybės video reklamas, audio klipus ir socialinių tinklų turinį, kuris ne tik atrodo gerai, bet ir kuria realią vertę jūsų prekės ženklui. Kuriame tam, kad kiekvienas jūsų pranešimas pasiektų tikslinę auditoriją. Nuo strategijos ir idėjos iki profesionaliai atlikto rezultato. Meška TV. Kuriame vizualinius sprendimus, kurie padeda augti.